Labadiena brangus mano kanalo žiūrovai. Ir vėl aš Kristina, šiandien esu kartu su jumis savo jaukioje virtuvėlėje ir pasiruošusi kartu su jumis gaminti. Kad išsikepti purų ir skanų biskvitą, mums šiandien reikės 5 vidutinio dydžio kiaušinių, 150 gramų miltų. Miltus naudokime pačios aukščiausios rūšies. Ir lygiai tiek pat, kiek miltų, tai yra 150 gramų cukraus, pakelis vanilinio cukraus, tai gali būti 5 gramai arba 7, ir 1 šaukštelis kepimo miltelių, bei žinoma žiupsnelis druskos. Aš biskvitą kepsiu orkaitėje, kuri jau yra įjungta iki 180 laipsnių kaisti. Tai yra orkaitė, kuri kaista iki 180 laipsnių, viršus apačia. Šią dieną kepu be ventiliatoriaus. Skardą naudosiu 21 cm skersmens. Puikiai tinka 22. Biskvitinė masė, kurią mes darysime, jinai negali, supilta pavyzdžiui formą, stovėti ilgai kambario temperatūroje, kadangi visa ta masė, kuri būna puri, jinai po to jums ir oro burbuliukai, jie ima sproginėti ir mūsų masė nusėsti. Tad prieš pradedant daryti biskvitinį tešlą mes turime įsijungti orkaitę. Orkaitė pas mane yra įjungta iki 180 laipsnių temperatūros, viršus apačia be ventiliatorius. Aš darysiu su stacionariu mikseriu. Taip pat jūs galite daryti su rankiniu mikseriu, tai nėra didelio skirtumo. Tiesiog, pavyzdžiui, mano stacionarus mikseris tai gali išplakti per 5 minutės, o jūs su rankiniu mikseriu visą tai galite padaryti per 10 minučių. Masė turi būti be galo puri ir žinoma balkšvos, beveik baltos spalvos. Pirmiausia, į mikserį supilsiu 5 kiaušinius, įdėsiu žiupsnelį druskos. Ir galima iš karto suberti visą cukrų. Aš į cukrų iškart įdėjau ir vanilinį cukrų. Ir dabar jungsime. Pas mane mikseris yra 6 pakopų, tai yra 6 greičiai. Aš jungiu pradžiai ant lėčiausio ir po truputėlį greitinu. Kiek užtruks laiko visas šis procesas, sunku pasakyti, tai priklauso nuo jūsų mikserio galingumo, bet maišome iki tol, kol masė bus kokius 3 kartus didesnė ir beveik baltos arba labai šviesiai geltonos spalvos. Jūs turbūt matote, kad masė pakilo tikrai nemažai. Pas mane mikseris sukosi 3 minutės ir aš dar kokias 2 minutės noriu pamikseriuoti, bet realiai masė beveik yra gera. Pasižiūrėkit, kokia pasidarė puri ir gan tiršta. Sukosi biskvitinė masė pas mane 5 minutės. Dabar į miltus įdėsiu 1 arbatinį šaukštelį kepimo miltelių. Ir po truputėlį įmaišysiu biskvitinę masę. Pasižiūrėkit, kaip gerai įsiplakė kiaušiniai su cukrumi, žiupsnelio druskos ir vaniliniu cukrumi. Būtinai, brangus mano žiūrovai, reikia būtinai išsijoti miltus. Biskvitui reikia išsijoti būtinai, kadangi jie būna puresni ir prisisotina deguonies. Biskvitinę masę maišom labai atsargiai, iš apačios į viršų ir viena kryptimi. Kadangi jau pradėsim skubėti, makaluoti, mūsų biskvitinė masė sukris. O mums reikia, kad biskvitas būtų purus, minkštas ir skanus. Įmaišau miltus per kokius 3-4 kartus. Brangus mano žiūrovai, jie jums patinka mano pasidalinti video receptai. Tai nepagailėkite uždėti laiko, parašyti komentarą, kad naudojate, kad kepate. Aš manau, jums tai neužims daug laiko, o man tai bus labai malonu. Biskvitas kepa apie 25-30 minučių. Brangus mano žiūrovai, labai svarbu, kai biskvitas kepa, neatidarinėti orkaitės. Galima atidaryti tik tada, pavyzdžiui, kai bus 25 minutės prie nukepimo, beveik pabaiga. Tada galima patikrinti, ar jis iškepęs, durti, pavyzdžiui, viduriuką su mediniu pagaliuku. Ir jeigu
pagaliukas sausas, reiškia biskvitas iškepęs, jei ne, dar pradėsti laiką kokiams 5 arba 10 minučių. Viskas priklauso, brangūs žiūrovai, nuo jūsų orkaitės. Matot, maišau atsargiai, mano biskvitinė masė visiškai nesukrito. Dabar atsargiai reikia supilti visą biskvitinę masę. Maišau mentele, nepilu miltų į biskvitinę masę ir nesuku mikserio inde. Dabar, kad biskvito kepurėlė būtų kuo mažesnė, aš tiesiog mediniu pagaliuku nupiešiu spiralę, pabursiu. Ir viskas. Ir dabar dedam kepti. Dar kartą priminsiu, orkaitė 180 laipsnių temperatūros, viršus apačia be ventiliatoriaus kepsim 25-30 minučių. Tai irgi priklauso nuo jūsų orkaitės skaidrumo. Susitiksim po 25 minučių. Biskvitas iškepęs. Jeigu jums biskvitas kepant sukrito, aš noriu pažiūrėti ir jums parodyti, kad pagaliukas yra sausas. Jei biskvitas kepant sukrito, žinokit, reiškia truputėlį mažai miltų. Galite nuo savęs dadėti 10-20 gramų, nes miltai skiriasi ir kartais klausia, kodėl biskvitas sukrinta. Na, ir žinoma, kaip ir minėjau, negalima atidarinėti. Taip pat dar vienas variantas kepimo, kurį aš labiausiai mėgstu, tai yra viršus, apačia ventiliatorius ir 160 laipsnių temperatūros. Tai yra orkaitė tiek įkaitinama ir tada biskvitas kepa 40 minučių. Dabar biskvitą mes turim ataušinti. Reikės išimti jį iš formos ir palikti stabilizuotis, palikti atvėsti ant grotelių mažiausiai 4 valandas. Bet geriausia tai padaryti per naktį. Per naktį, kadangi jisai tada mums labai gerai pjaustysis. Brangus mano žiūrovai, labai tikiuosi, kad ir ši video pamokėlė jums yra ir bus naudinga. Jeigu ne dabar, tai tikrai artimiausiu laiku jūs kepsite kartu su manimi. Jei patiko ši video pamokėlė, nepagailėkite paspausti like, parašyti komentarą. Jums, manau, tai nesukels didelių problemų, užtruks keletą sekundžių, o man tai bus labai malonu. O jeigu dar nesate užsiprenumeravę mano video kanalą, padarykite tai dabar ir mes visuomet būsime kartu. Iki kitų video pamokėlių. Ate?